Sveiki visi, turbūt reikėtų gal kažkokį intrą sugalvoti šitom žvalgom. Vakar, žodžiu, turėjau setupą. 2022 metų ICT Mentorship modelis. Drone Liquidity, Market Structure Shift, Displacement, Rendering. Realiai tas Market Structure Shiftas turėtų būti kartu su Displacement, jeigu mes norim šitą setupą turėti, kitaip jis iš karto būna invalid. Dar čia turi keletą komponentų, kur tu pasižymės, tokių kaip Midnight Open ir 8:30 Open. Tai žodžiu, kaina būtų nusileidus po 12 valandą nakties, būtų kaina buvus oversold, ir tada būtų buvus dar geresnė galimybė toje vietoje paieškoti setupą. Ir šitą kainą, kiek atsimenu, čia yra Asian Range Low. Tai kaip tik būtų mūsų sutapęs su mūsų bazė, būtų išėjo dar šiek tiek daugiau taškų pasirinkti, kadangi čia, matom, yra low resistance liquidity run, labai daug TDRs, tai yra liquidity surinkta. Čia būtume tiesiog akivaizdus levelis, kad trading čia net pradžiamoksliui, pradinčiam trading teisė, tai būtų labai aišku. Žodžiu, aš ant savo Fundy Challenge Exchange turiu 30 sekundžių čartą, kur čia Market Structure Shiftą pagavo man čia, bet ir šiaip gali per minutės matyti, jeigu šiek tiek ilgiau tradinat, tai visokis ir įgūdusi mato, kad čia sukūrė Ferdalo gapą, išėmė low, čia padarė high, tada lower low, ir čia gavos Shift in Market Structure, todėl pažymėjau MSS 30. Žodžiu, padarė šitą range. Idealiai būtų entry buvęs nuėmus šitą range nuo šito low ir šito short and high. Ir entry ieškojus nuo 0,5, tai čia 30 sekundžių čia yra dar vienas Ferdalo gapą šitoje vietoje. Čia padarė Ferdalo gapą, šitas candles grįžo į tą Ferdalo gapą kartu į šitą Shift in Market Structure. Tada išskrido, dar šiek tiek retracino į discount levelį, kad būtų buvęs labai geras entry. Čia būtumėt galėję pasigauti iki Londono Highs. Žodžiu, mano biasas šitą trade iškart nebuvo labai aiškas. Aš pradžių galvojau, kad bus shortas pagal didesnį time frame. Kaina nebuvo aiški. Tai vakar tuo metu, kai dariau analizę, buvom čia kažkur. Aš tikėjausi kažkokio tai shorto, nes čia šitas high iškirtom. Darėm Drone Liquidity ir tikėjausi mūsų nusileidžiant šitą surinkti. Bet dar geriau, kad nenusileidom, nes kaina dabar kol kas rodo tikrai bullish sentimentą. Negaliu nieko pažadėti ateitį, nes reiktų galbūt dar šiek tiek palaukti. Pažiūrėkim, kad 3 valandą čartą. Nu, 4 valandas, man rodo, noriu grįžti šitą Ferdalo gapą ir greičiausiai daryti expansioną iki šitą equal highs. Kol kas nuo 0,5 range reaguojama naviko, kad uždarėm aukščiau ir kaina jau yra iškart bullish. Tai reiktų tikėtis grįžimo į Ferdalo gapą, galbūt net mitigation iki šito high, kurį pažymėjau, tai profit 3. Grįžimą čia ir tada expansioną čia. Tai kitam video iškart galbūt galim pasižymėti range, o aš tikiuosi, kas nutiks. Tai dabar esam žymėjus toliau, kad netrukdytume. Esam čia, manau bus taip. Galbūt net mažas retracementas čia, kažkokia tai konsolidacija, manipulacija ir tada iškirsim šitą high. Mažiausia galima visą šitą judesį swingą. Norėčiau imti nuo manipulacijos kojas žemyn, bet galbūt nesąžininga, nes mes prie pat turim all time high. Kas all time high, aišku, ir būtų mūsų vienas standard deviation. Galiu net nematot, nežinau, kaip bus. Bet dėl jūsų pasimatuokit. Taip. Čia yra manipulacijos koja vadinama, nes
į priešingą pusę, nei marketas nuėjo tą overall and daily chartą esam bullish. Breakthrough. Matot. Teisė ant all-time high. Ir taip ant šito levelio, jie mato profitas galbūt labiau vienas standard deviation, bet pagal algoritminę kainą aš iškart dėčiau čia. Nes čia dabar šitas visas judesys žemyn yra mūsų retracementas prieš drawn liquidity. O kaina juda visada internal range liquidity to external. Čia buvo dideli equal highs, mes juos nukirtom. Ir tada keliaujam čia. Galėčiau imti vieną standard deviation šitas kojas, kad mes galėtume pamatyti, kur mes toliau eisim. Bet dėl ekonominių priežasčių, kas vyksta pasaulyje, aš nebūčiau labai drąsus ir labai linkęs to daryti, gal geriau apseisim ir tiesiog apseisim ir man užteks to, ko turim šiuo metu. Bajas aš daraus vieną kartą per dieną, būtent tai dienai, kurią aš treidinsiu. Baigime gal šiek tiek. Gerai, žodžiu, šitą, kadangi uždarėm kainą anksčiau 0,5 standard deviation, šitą kainą rodo savo bullishness. Kadangi rodo bullishness, mes esam tikri, kad eis toliau. Šitą galiu net išjungti ir iš karto įsirašyti 4 valandas bullish. Na ir gerai, 4 valandas bullish order flow. Galim taip pavadinti. Ok, čia dabar. Čia turim market structure shift. Čia turim prominent highs, kurios buvo išlaužtos. Kadangi jos buvo išlaužtos, aš 100% esu įsitikinęs, kad eisim toliau. 4 valandas čia mūsų sekmadienis atžymėtas, 25. Tai, kad čia šitą ko yra manipuliacija, kad dabar dėsim to į apačią, man patikėti būtų labai sunku. Nes, tik atidarėme šitą expansion, galim realiai weekly profilius šitoj vietai irgi mes panaudoti. Tarkim, Azija sesija konsoliduoja. Londonas manipuliuoja, New Yorkas expansionas ir Azija vėl konsoliduoja. Gali būti Azija, bet labai retas variantas, kad aš būčiau matęs, kad Azija kad Azija dėtų kokį reversalą. Dažniausiai būna manipuliacija New York Open sesijai, o New York PM sesijai gali tikėtis reversalą. Tai reversalas būna dažniausiai iki šito low. O čia dabar, tarkim, konsolidavus, manipuliavo, vėl, kai pagal visą šitą, ką aš dabar tikiuosi, tai turėtų grįžti gal šiek tiek į range šitą. Grįžti į range ir tada į all-time high. Ne all-time high, o relative equal highs. Nes relative equal highs yra tikrai nesupportas, ne rezistancas, ne dar kažkas, aš net nežinau, ką reiškia tas supportas ir rezistancas. Iš tikrųjų girdžiu tą dalyką, kad visi labai daug apie tai šneka, tai, kad būtų kažkoks veikiantis ir geras dalykas. Aš nematau prasmės, jeigu veikiantis ir geras dalykas, jūs šitą video nežiūrėtumėt ir kitų strategijų neieškotumėt. Pamėgintum savo orderius visus, nematau prasmės. Trūkutas repliklikas. Taigi, žodžiu. Azija konsolidavo, Londonas manipuliavo ir iškirto Azijos low, ir tada expansionas čia į Azijos high. Peak range nieko nepasakys, nes čia gali priklauso nuo situacijos, kada ir kokį mes turim. Dažniausiai, jeigu Azija sakykime, Londonas daro expansioną
Tai jeigu Londonas daro expansioną, dažniausiai New Yorko sesija bus continuationas. Londono sesija expansioną gali daryti tik tuo atveju, jeigu Azijos sesija konsolidavo. Čia gal net taip pasakiau, iš naujo pabandysiu paaiškinti. Šitą ištrinkim. Tai žodžiu, taip. Papratinkim tas opening line'as, jeigu aš šiek tiek norėtų. Okay. Pasiėmėm šitą. Tai žodžiu taip. Čia bus vienas iš ICT weekly profilą, aš nepasakysiu, koks taip jų pavadinimas yra kažkas, aš tiesiog atsimenu, kaip jie atrodo, pakankamai ilgai mokyti. Žodžiu, Azija konsoliduoja, Londonas išima low ir ant Silver Bullet 3-4 valandos šaunam į viršų. Ir tada gali būti, jeigu mes iškirtam kažkokį tai tam tikrą liquidity level ant higher time frame, gali būti, kad New Yorkas tiesiog reversalą darys. Arba padarėm expansioną, ant 9.30 mes manipulavom, tarkim, iki kokį nors 0.5 range, ar kokį nors PDA range, ir vėlų gap ar dar ką nors. Ir tada mes vis tiek pakonsoliduojam iki makro. Makro yra tarp 9.50 ir 10.15, 10.10. Bet aš darau nuo 9.5 iki 10.15. Tai realiai mano entry visas timas. Mano entry timas yra tarp 9.30, atsižymė aš tą visą teritoriją, čia šiandien jau pajudinau kitą dieną šitas linijas, tai buvo biškai tai. Tarp 9.30 ir 10.15. Kiekvieną dieną tokiu metu formuojas mano setupas. Realiai šitos, kaip pasakyti, šitų 5 minučių man pilnai užtenka. Jeigu tuo metu nesusiformavo mano setupas, reiškia, aš tą dieną nebetreidinu, nes nieko man čia nebėra. Tiesiog mano sistema tokia treidinimo yra ir man nepatinka kitaip treidinti. Tiesiog pamačiau dalyką, kuris man veikia, su kurio gerą mylim greitą paraunu. Čia kažkur turėtų būti mano rezultatai. Čia žodžiu mano 3 savaičių rezultatai, treidinant mikrokontraktus. Mikrokontraktai yra čia 1/10 mini kontraktų. Tai realiai, jeigu piko kaina PM baksų su paprastu Nasdaq'u, čia $5, vieno tiko praisas. Pradedančiam traderiui to pripranti prie sumų, geriausiai yra mikro, bet aš kažkaip pripratau, tai man taip ir gavosi. Žodžiu, tai ką čia galim gal šiek tiek apžvelgti. Čia patys matot datą. Čia ten, ką matot, mano executionas, tarkim, aš nusiemu vieną sumą, kitą sumą, kelių minučių skirtumas yra. Aš čia tiesiog buvau vieną poziciją uždėjęs, bet aš kaip partial nusiemu, tarkim, nuo vienos pozicijos 5% nuėjame ir tam galutinis tik profitas. Tai va taip įrodo keletą orderių, šiaip tai nėra. Mano riskas, pasimatavęs su savo maksimalų riską, yra 250, nuo kritinio atveju $500, jeigu tikrai setupas matau geras ir aš esu įsitikinęs, kad jis ten nueis, bet nereiškia, kad jeigu esu įsitikinęs, kad jis ten nueis. Gal čia tiesiog irgi pačiam reikėtų su psichologija daugiau padirbėti, bet čia tam šitas kanalas yra, kad man parodyti visą savo raidą, kaip aš darau nuo pradžių, nuo pradžių, aš 3 metus vis tik tai darau, bet aš jau verčiuosi profitable pusę. Čia šitas iš anos savaitės, čia šitas gal buvo penktadienį. Ėmiau vieną treidą, tas treidas atsisuko prieš mane, biškai gal klaidą padariau. Žodžiu, čia buvo bias klaida, gal labiau aš žinojau, koks mano bias yra, bet vis taip ir savo bias treidinau, jo labiau pirmą savo video YouTube filmau, aš jaudinau stiprintis, kažkas man žiūrėtų, kažkas man nematytų, kažkas man kažką sakytų, kad man kažkaip blogai ir gerai sekas, todėl susifeilinau ant šitą. Vieną kartą, antrą kartą susifeilinau ir dar 3 kartą papildomai susifeilinau, o šitą 4 kartą prifeilinus. Mes palauk. Faktas, kad feilinus. Tai žodžiu,
šitą kartą, kai feilinos, realiai treidas ėjo į tą pusę, į kurią reikia eiti, viskas jau normaliai buvo, galvoju, va čia atgausiu akauntą ir taip toliau. Ir tiesiog stoplosą pajudinau atgal šiek tiek biški žemiau, kad jeigu sugalvos marketas apsisuk prieš mane, kad aš visiškai nesidegčiau. Bet šitas treidas buvo vakar, užvakar, tai yra pirmadienį, o šitie 3 penktadienį buvo. Tai va šitą pirmadieninį treidą dar parodys ir aptarsim. Buvo US Bank Holiday, per Bank Holiday netreidinam, nes marketas daro visai kitokius dalykus. Tarkim, įprastai marketas yra pratęs daryti low resistance liquidity rounds. Kaip pavyzdžiui, paimkim čia va, šitas. Čia yra low resistance liquidity round. High. Žodžiu, padaryta vien highs ir jokio PDRA nėra, jokio pasipriešinimo iš viso, tai kaina gali tiesiog šauti viršų. Bet, pavyzdžiui, kai nėra naujienų, yra koks US Bank Holiday ar dar kažkas į kitokį ekstentą, tai kaina gali būti linkus daryti high resistance liquidity run. High resistance liquidity run yra, kai kaina turi kur atsimušti, yra PDRA visokie. Tai tarkim dabar čia kaina į šitą pusę leistis, o šiaip irgi būtų galima, čia irgi toksai relatively low resistance run būtų. Bet aš labiau tikėčius, kad viršų kaina eis, nes jis daro tokia kupra ir čia high. Vien high daro. Čia kaina yra išbalansuota, išmitiguota. Nuo low iki high. Gali support resistance vadinti, kaip nori dabar support resistance traderiai matys šitą ir aišku, oi, plėtis, va čia galim pašortinti, bus babkių ir taip toliau. O ypač jeigu tos high pamato, tai viskas reiškia aukščiau neis. Va šitas konceptas visas jis juda grinai su algoritminė kaina. Tai jeigu jūs triksinat support resistance, jūs galvojat, kad man čia kaina atsimuš ir gausit pašortinti, bet iš tikrųjų jūs gausit pašortinti man čia. Nuo tos vietos gal kažkur galvodami, kad supportas tada iškirs gal šitą low ir tada grįš atgal viršų jūsų suės, jūsų stoplosas. Tai o vienam ICT traderiui tenka 5 support resistance traderiai, retail traderiai. Aš nesu retail traderis, aš treidinu pagal algoritminę kainą, o jeigu man kažkas nepasiseka, čartas čia yra mano pačio kaltė, mano pačio reikalas, kodėl man nepasisekė. Ar nesusitvarkiau su risk managementu, ar nesusitvarkiau su savo psichologija. Neturiu ką labai daug dėl šito pasakyti. Čia būtų high, aplamai visas šitas range'as būtų high resistance liquidity run. Dažniausiai tokius dalykus kaina daro, pavyzdžiui, Trumpas tarifus, kaip nusprendė padaryti. Tai visi šitą šūdai būtų per kelias sekundės nuėjo į apačią. Aš nes va tokie candlestikai gavos, tai 5 minučių tai vien tokie, tokios dafras. Tai jeigu tu būtum žinojęs, kuo tu ten laukia, būtum matęs iš anksto, kad šortas nusimato, tu būtum galėjęs ten išsikeišinti nenormaliai. Šitas high-end ES buvo S&P. S&P yra smart money tool divergencija, realiai tai galima nepavadinti. Tai dabar čia turim labai didelį magnetą, čia yra relative equal highs, liquidity pool, kad tai pasakęs. Aš tikiuosi, kad kaina eis čia ir aš manau, kad jin gali nueiti čia šiandien. Labai netgi gal tikėtina, tai ant valandos irgi overflow mūsų bus bullish. Tik turiu kainą vieną dalyką padaryti, jeigu realiai šitą next galbūną, šitą kitą kartą galės parodyti, pažiūrėsim, ar kainą padarė, tai ką turėjo padaryti. Ištrėda, apsigalvojau. Prastai galim matyti sekmadienį kainą, kai atsidaro, pasileidžia šiek tiek žemiau, akumuliacija, tada manipuliacija, iškrita ką nors, distribucija, padaro high, kokie šitos high susirenka ir tada vėl yra akumuliacija. Tada nežinau,
pirmadienį, sekmadienį atsidaro kenlas vėl akumuliuoja, po 12, sakykime, viršų manipuliuoja, distribucija į apačią, nu, žodžiu, čia jeigu konsoliduotam didesnį neturėjau. Čia, šitoje vietoje, aš jokio šorto nelaukiu, šortinį negalėčiau, ypatingai dabar, nes mes esam labai aukštai. Šitam visam reinė mes jau pramušom 0,79 ir uždarėm aukščiau 0,79. Tai man kaina dar dėl to yra bullish. Nedrįsčiau aš tokios kainos šortinti iki labai didelio ekstento. Pažiūrėkim, ką mes čia turim. Pareversim kaip biškį. Jo, uždarom virš 0,79. Uždaro kainą, tarkim, turite ne bullish bias. Ir turit bullish bias ir kaina užsidaro apačioj žemiau 0,79. Bet taip pasibodžiu uždaro, gerų displacement dar. Aš asmeniškai jau nebešortinčiau tos kainos. Jeigu užsidarė bodis iki čia, man kaina dar yra galimybė, kad bias bus beveik. Bet dabar jau viskas čia yra nusakyta, parašyta, kaip tik pavadinsi, taip nepagadinsi, eisim į viršų, žodžiu. Šitos high išskirtus, man atrodo, atsivers galimybės gal šiek tiek mums šitą pašortinti, nes čia turim relative equal lows. Bet jeigu mes šitos prominent lows iškirsim, turim new week opening gapą šitą. Atsiminkit, new week opening gapą yra praleista kainos teritorija, kur tiesiog orderį nebuvo, jokių nei buy, nei sell padarė didelį gapą. Didelis imbalances, žodžiu, nėra ta kaina orderio, tai kadangi kaina yra labai našiai linkus visas ertmes užpildyti. Jin tikrai čia turės nesileisti ar iki all time high, ar po all time high. Man sunku pasakyti, kad all time high niekada nieks nešortina. Tai aš būsiu linkęs manyti, kad jo. Dabar mes čia šitą pamanipuliuosim, padarysim high, low, higher, high. Kas būtų turtle subsell patternas. Oi, ne patternas, o modelis. Nes patternų mes čia netradinam. Tik algoritminė kaina. Pažiūrėkim, ką turim ant mėnesinio čarto, galbūt kažkokiu tai aiškumo daugiau. Nu, aiškumai tai aiškumais, nieko čia ypatingai aiškiau nėra. Padarėm drawn liquidity. Šitą firvavo grapą negrįžom, aišku, būtume čia position trade dėjęs longui iki čia. Tikrai būtinai 100% aš tikiu. Tai žodžiu, dabar mėnesinį candlą mes neužilgo iš tipo uždarysim, šiandien 28 yra, tai dar kas čia gegužės 3 dienas. Tai per 3 dienas šito high mes tikrai neiškirsim, čia be šansų yra low time high paimti. Tai tiesiog mes dar kartą, man atrodo, makirsim monthly candlą šitą. Ištinkim, kad galėčiau parodyti, kas čia daras. Raudonas tegul būna atrūk. Tai žodžiu, čia yra tas equal highs, kurį mes turim iškirsti šiandien. Tai aš manau, kad mes va čia pakilsim. Ir kaip tik ant čia yra rejection blokas. Rejection blokas yra, kai kaina pakyla, o šitas kitas yra rejection blokas. Šitą kainą nepramušė 0,5. Nu, galit realiai net FIBA nesibrėžti, nes nakivaizdžiai matos, kad 0,5 yra. 0,5 yra premium discount, equilibrium, consequent encroachment. Kaip tik nori, taip vadinkit, galit vadinti, ką žinau. Supinės tarpelį dėl manęs nesvarbu. Nu, žodžiu, bodžinę uždarė, čia reiškia kaina yra bearish. Kaina buvo bearish, iškreitim šitas equal lows. O supportas resistances dabar man gali paaiškinti, kaip šitas equal lows nebuvo resistances. Kiaurį per jos pusę jums išmaudė. Žodžiu, šitą candlą jo akivaizdžiai matos, mes tikrai uždarysim šitam range. Per 3 dienas, kas blogiausia gali nutikti, visiškai nieko, tai realiai šiandien rytoj galbūt, arba šiandien expansionis equal highs išėjim,
kuriuos matom 15 minučių čarte. Ne 15, nes 4 valandų matom. Pasimkim 4 valandas. Tai žodžiu, šitos equal highs mes iškirsim, tada gal mes šiek tiek aukščiau paeisim, o tas aukščiau gal bus iki, pažiūrėkim, gal dar ką nors turim, man daily chartą būtų labai malonu. Nu ja, turim man daily chartą. Turim šitą internal range fair value gapą. Arba šitos 0.5 monthly candle. Ir kaip tik monthly rejection bloko 0.5 sutampa su mūsų internal range fair value gap. Tai realiai čia perki prekiant akcijas, čia perki prekę premium. Tai jeigu čia tu parduodi šitoj vietoj, tai tu parduodi daug anksčiau, nei tu galėtum parduodamas čia. Taip veikia premium discount level market. Tai žodžiu, būtų gal protingiausia palauk, kol šitai iškirsim, jeigu pradėsim konsoliduoti šiandien rytoj, tada gal man reikės nieko nedaryti. Rytoj treidą neturės, matysim, tada ieškosim shorto. Nes atsiminkit, kaip sakiau, ką daro candles, kai atsidaro. Tai įsinkim monthly chartą. Šitas vis ištinkinis, čia maišas trukdo, nereikia gyventi ir taip toliau. Aš ir taip žinau, kad bullish order flow, bet čia gal jūsų žinėjo. Tai va, žodžiu, pažiūrėkim. Dabar taip. Palauk, jums papiešsiu ko. Ok. Dabar bus pavyzdys. Atsidarė candles čia. Atsidarė candles. Manipuliavo į apačią candles. Tada į viršų padarė high ir tada užsidarė. Matot? Suprantat, ką omeny turiu? Sakykim, čia dabar atsidaro kitas candles. Atsidarė. Manipuliavo internal range fair value gap į viršų, taip, padaro high, nusileidžia ir taip. Tai šitas candles atrodys taip. Turbūt nesuprantu. Nes aš jums piešiu ne japonišką candlestiką. Šitie candlestikai yra japoniški. Šitie, jeigu nori tikro kokie visada būdavo anksčiau, tai va čia yra visi candlestikai. Pagal šitą candlestiką galbūt aš jums galėsiu labiau paaiškinti. Tai taip. Dabar stebėkit pavyzdį. Čia buvo open, atsidarė kaina, šitam candlestickui atsidarė į viršų, į apačią padarė low, surinko šitą likvidumą, į viršų ir užpauzino. Tada aišku buvo naujo mėnesio atidarimo koks nors gapas ar dar koks nors per savaitgalį būna kaina, didelį tarpelį atidarė kitoje vietoje kainą. Šiek tiek žemiau atidarė. Atidarė, manipuliavo, į viršų, uždarė. Atidarė, manipuliavo, į viršų, uždarė. Atidarė, manipuliavo, surinko likvidumą, į apačią, uždarė. Manipuliavo, į viršų, surinko likvidumą šitų candlestickų visų, į viršų, uždarė. Ir taip toliau. Matot, kaip pastojo highs neminėjai. Čia yra monthly highs. Didžiausi likvidumo leveliai. Žodžiu, tikiuosi paaiškinu, kaip Power of 3 veikia.
Ką, įsijunkim weekly chartą, jeigu įdomu šiek tiek daras tas gerai. Nu, weekly chartą aš tikiuosi to paties, ko realiai ir ant monthly. Bet ant monthly chartą mes, kad nusileisti tą levelį, mes turėtume va šitą nusileisti išpildyti ir tą internal range per vėlo gapą sureaguoti. Tai tą internal range, bet kad tas internal range per vėlo gapą susidaryti toks, kokio jo mums reikėtų, turėtų šitą mėnesio kainą užsidaryti, šitą gal šiek tiek iki čia nusileisti, gal biškinai žemiau, nei šitas per vėlo gapas, tada į viršų ir tada vėl kažkada jį sugrįžti. Tada nuo jo taip ir taip. Taip papaišysiu, šiandien parodysiu, kaip aš tą price actioną čia įsivaizduoju. Čia mūsų internal range per vėlo gapas. Na, ir magnetuką pasiimti. Lengviau papiešti bus. Tai žodžiu, taip dabar įsivaizduoju. Čia yra tik mano mintis, jūs negalvokit apie kaip tai bus, nepradėkit pykti, pardavinėti, margin pozicijų dėti. Čia aplamai aš nesu finansų patarėjas kažkoks ir taip toliau, aš tik savo mintim dalinos, ką aš darau, o ką aš darau, nebūtinai jų turėtis daryti. Tai okei, aš įsivaizduoju taip. Dabar mes pakelsim šitą high į iškertam, į 0.5 čia to vietoj sureaguoja šitą rejection bloką. Tada nusileidžiam, čia gal kažkur mes reaguojam, arba čia sureaguojam, arba čia sureaguojam. Bet sakykim, čia kažkur padarom, čia va sureaguojam, šiek tiek žemiau, tada neiškritam tų high, pamanipuliuojam dar, čia, ir tada į viršų, o tam high. Na ir tada arba į apačią, arba į viršų. Čia jau šitą aš nepasakysiu. Arba apačią, arba į viršų. Čia visi metai gal į priekį informacijos, kas čia yra parodyti, tai būtų labai sudėtinga pasakyti. Ok. Kaip žinau, ką mes kaip čia darysim. Šitą didelį displacement, kadangi tokį didumą displacementą rodo, mes neturim jokios šansą abejot, kad kaina tikrai bullish yra, čia tiesiog viskas, kas bus tik retracementas kaina pastumti aukščiau. Pažiūrėkim dabar weekly chart ir mėnesinio chart internal range per vėlo gap koreliacija, kaip viskas atrodo, ar yra kažkokie pigys ar dar kažkas. Aš iškart matau, kad kaina yra equilibriumo teritorijoje. Kaip tik mūsų New Week Opening Gapas yra šitoje vietoje, tai čia yra High Confluence Area. Čia mes labai gražiai šitą bodį sureagavom order bloką veiklę. Tai turėtų kaina tikrai pasiūlyti bent jau šitą ir šitą likvidumas. Ir aišku, jūs galvoja, kad čia ne likvidumas, bet čia yra likvidumas. Nes čia yra weekly low. Žemiausias tos savaitės vieta. Čia praeitos savaitės žemiausia vieta. Jeigu šitą candlą realiai iškirs šitą high, gal net čia kažkur uždarys ar dar šitą order bloką, šitas candlestickas toks mažas, šitą candlestick teritoriją, arba šitą parodyti žiaurų norą kainą expandinti kažkurią tai pusę. Gali čia va pamatyti. Kaina buvo dar normaliam levelį ir nieks net negalvoja, kad tiek nusileis, bet kai jinai suformavo šitą candlesticką, aš jau žinojau, kas bus, tik nežinojau, kurią pusę. Kadangi mes įlindam, pildėm šitą tarpą, kažkiek padarėm orderį daugiau. Po šitą candlą man jau aišku buvo, mes čia sumanipuliavom ir mes pradėjom leistis į apačią. Kai mes buvom čia, tarp šitų dviejų candlų, aš su savo broliu darėm analizę ir aš jums sakiau, kad mes keliaujam va čia. Gali va po šitą displacementą, šitą slow iškirtam. Tada aš jums sakiau, kad čia keliausim. Man sakė, ne shortai call time high, taip toliau, žodžiu, pagal viską call time high, nekada ne short, nulaukia, kada break of structure padarys, čia va break of structure buvo, čia break of structure. Ir tada, jeigu grįžo šitą
kas tikėjo Daily Charto, čia buvo ryčiai, tą Fairwell Gap aš tada būčiau galėjęs pašortinti iki čia. Arba jeigu perku spotą, tiesiog perku S&P Nasdaq akcijas, valiau, o kaip pavadinti. Tai tada būčiau galėjęs tiesiog čia užsipirkti, o čia laukti, čia visas laukimas būtų duos, nebent marginą treidinį, tada gali putą uždedi ir lauki tada, kada tada pakils, bet jeigu tu žinok, ar tu pakils, ar nusileis ten per mėnesį, ar nusileis čia per 2 mėnesius, kiek užtruko nusileis. Nu, čia pelningiausias man laikotarpis ištiko šitą vietą buvo, nes visada gali šortą nieko daryti nereikia. Ir sugrįžkim, žodžiu. Šitą visą monthly internal range Fairwell Gap aš čia susigrąžinu. Su FIBO extension pasimatuokim. Palam monthly, ja, čia bus gerai. Nes šiaip dar nesigauna diskauntą šitas, tai aš iš šito labai atsargiai turėsiu žiūrėti, kad nuo jo kažkokia trėda taip. Bet mes galim nesijaudinti iš tikro dėl to, kad man atrodo, kad monthly chart'e jo, open prices šitą bullish candlestick gaunas, žodžiu, gaunas 0,5, bet nemanau, kad mes tiek žemai nusileisim, nėra kaina tokia bullish. Tai žodžiu, nuo šito internal range Fairwell Gap mes galime šitą setupą, man atrodo, tiesiog neapsitraukti. Na, aišku, vis tiek lauksiu patvirtinimų kažkokių ant dienos break of structure, market structure šitą turėlį porą dienų. Aš neturėsiu, aišku, užbavęs, kad galėčiau pasakyti, kas toliau bus. Tiesiog galėsiu pasakyti, kad kaina bus linkus daryti. Jo, tai žodžiu, aš manau, šitą external to high mes iškartam ir keliaujam čia šitų external range liquidity to internal. Kaina kaip yra external to internal, external to internal. Viskas, ką kaina daro, tik tai pildo imbalances, šitos Fairwell Gap'us vadinamus ir renka likvidumą. Daugiau nieko nedaro. Galit sakytis man ką nori, nes tas ar anas ar dar kas grybas moka, man visiškai nesvarbu. Jeigu jums patinka, ką grybai moka, varykit pas savo grybus ten ir klausykit. Jeigu norit kažko išmokti apčiuopamą, gero, to, kas veikia, to, kas atneša pinigus, manau, norėsit likti čia ir mokytis tikro koncepto, o ne kažkokio vėjo dainų. Tai va, žodžiu, man kaip ir analizės šiandien čia baigęs. Dar galbūt norėčiau tą treidą aptarti vakarykštę. Pažiūrėkim vakarykštę tą treidą. Tai žodžiu, vakarykštis aš kaip ir minėjau, aš naudoju kelis indikatorius, tokiais kartais, kai treidina ir būna čopas didelis ar naujienas, aš liquidity indikatorių įsijungiu, pasižiūriu, kur liquidity randas market'e. Neskaičiukus, numeriukus, visokius dar bybis tam, atsiprašau, tą keiksmažodį. Aš žiūriu tik tiesiog linijas, man svarbu yra linijos, o pagrindinės linijas tai yra sesija, lows. Kur yra sesija lows? Čia London lows, pavyzdžiui, vakar. Azija kaip ir akumuliavo, negalim taip pavadinti. Londonas į viršų expansionas. Matoma, Azijos sesija jau realiai New York AM low iškirto, Londono low iškirto, Azijos low iš praeitos net savaitės, iš pirmadienio iškirto, tai jai pakankamai likvidumo susirinko, kad galėtų expansioną. Tai žodžiu, Azija, tai sakykime, konsolidavo, Londonas expansionas ir tada, kadangi Londonas expansionas po to, kai Azija likvidumo surinko, aš nebesitikėsiu, kad vėl eis kaina į apačią, nes mes esam bullish ant 4 valandų. Čia realiai, ant 4 valandų, čia realiai, kas lygintum, ką žinau, kokią LeBroną Jamesą ir Kleizą. Ten kreimis, ta prasme. 15 minučių yra Kleiza ir 4 valandas yra LeBrono. Tai palyginti, jeigu 4 valandų matot, kad esat bullish, o 15 minučių bėgiš, tai jūs turėkite omeny, kad ant 4 valandų judesys tas vienas candlestickas jis vis tiek krypins į viršų. Tai žodžiu, aš čia būdamas žinojau, kad kaina nusileis čia, padarys setupą, iškirs London lows ir tada keliaus į London highs. Aš galėjau daugiau imti šito, tikrai galėjau, žinau, kad galėjau, nes aš visada naudoju standard deviations, nustatyti savo tik profitui.
jeigu nėra, jeigu nematau clear vietos, tarkim, kur drawn liquidity bus, aš visada projekcijas naudoju ir kaip -1 visada pasiėmu savo tik profitą. O matot, tas -1 iki 1 standard deviation nukeliavo kainą ir jin paskui pradėjo konsoliduoti, nieko daugiau nebetaikė, visiškai nebeveiksminga, realiai buvo aukščiau, na ir per keletą tipų. Naudojot body, žemiausią body ir aukščiausią body. Ir tada žinosit, tai realiai manipuliacija prasidėjo nuo Londono sesijos pabaigos, kas dažniausiai būna. Šiaip dažnai nuo 7 prasideda visą tą manipuliaciją į priešingą pusę, tada 9 trim atsidaro, iškrita laus ir tada įskrenda. Arba kartais būna prie marketą. Prie marketą iškrita laus. Na, tarkim, tai paprašykim biškį. Ok. Tai mes čia turim čia 8 trim. 8 trim dar skaitas prie marketas, tai 8 trim, sakykime, mes turėjom liquidity levelį. Ant 8 trim kainą pamanipuliavo į apačią, iškirto. Nu ir tada kažkokį tai setupuką čia daro, konsoliduoja. Tai aš iškart šitą range, aš imsiu 0,5 ir ieškosiu, kur yra PDRA, gal koks nors. Ar PDRA, ar jeigu PDRA nėra didžiulis chopas, tai vėlgi 0,5. Tai nuo 0,5 aš imsiu savo setupą nuo tos vietos. Tai čia tiesiog tradicinis box setupas gausis. Daugiau, ką galiu aš apie savo setupą papasakoti, aš nieko negaliu sėdėti pasakoti. Sorry. Nes nėra ko iš tikrųjų, čia tiek paprastai yra, galbūt yra kažkokių dalykų, kuriuos norit manęs paklausti ir sužinoti, jeigu turit, paklausti, kad aš pasistengsiu per kitą video atsakyti. Tai va, žodžiu, čia akumuliavo, manipuliavo, akumuliavo ir marketas juda tik taip. Yra akumuliacijos stadija, konsolidacijos stadija, expansion stadija, reversalo. Ir retracementą. Iš expansiono niekada nebus retracementas. Iš expansiono gali būti manipuliacija, expansionas, reversalas. Kitaip nebus. Tai expansionas, akumuliacija, manipuliacija, distribucija. Viskas. Čia tik tiek. O expansioną galit labai paprastai atskirti. Aišku, čia nėra tokių dalykų, galbūt nieko nepasakoja apie tą normalų expansioną, bet aš tiesiog labai daug laiko praleidau su chartais, aš tiesiog naudoju laipsnius. Jeigu judesys yra didesnis, sakykime, tokia kem 5 laipsniai man neskaitos expansionas. Čia niekas expansionų nebuvo, nebent ant minutės, va čia būtų expansionų šitoj vietoj, tai čia reversalas būtų. Bet taigi turėjo kažkokį, čia reversalas buvo, nes hainį iškirto. Nu, žodžiu, esmę supratau. Apie šitą setupą labai daug pasakot negaliu, iš tikrųjų aš pradžiai, man atrodo, pasakoju, tai. Tai va, žodžiu, čia šiandien, čia yra vakarykštė marketo apžvalga. Nieko daugiau aš smarkiai čia neturiu pasakyti apie šitą apžvalgą. Tiesiog įvertinu save už vakarykštį setupą šitą 10 su dideliu pliusu. Psichologija sutvarkyta nepriekaištingai, setupas suvalytas nepriekaištingai, rizika suvalyta nepriekaištingai, tiek profitas padarytas nepriekaištingai. Kada aš vieną standard deviation imčiau parodžiau, kad galėjo va ten matyti profitas būti ne čia, kas būtų čia man išėjo kiek. Šitą vietą 2,7 taškų, čiut ne 2 taškų. Sorry, žinokit, bet man geriau va tokį judesį pagauti, bet būt garantuotų, kad aš šitą judesį pagausiu, nei aš ar nežinau, ar aš čia iki čia nueis tą kainą ir lyksiu su nieko, nes, tarkim, apsigręš čia kažkur, mane atkočios, atgal išvarys kažkur. Aš taip neriskinu, aš riskinu tai, kas yra garantuota. Riskino taip, kaip anksčiau sakiau, kad iki pat maksimumo laiko ir atplačiuoja mane išpizdina iš setupo ir lieku be nieko. Aš dariau overleveragintas, riskindamas all in, čia go big or go home neveiks, čia sorry apsistumęs, bet neveikia taip, jeigu nori būti ilgajam laikotarpiu pelningas.
Tai, žodžiu, va, viskas, tiek baigės mano apžvalga. Sėkmės traderiam ir gero čarto.